Nu, baigiam slidinėjimą. Baigiam su vienu įvykiu. O, bet kvepia. Pilna. O. O, žiūrėjai, ištinė, ne? Sveiki, klajūnai ir vėl čia. Taip. Ko čia kuklinės Tai va. bloga? Kur esame? Esame prie Gori miesto. Sustojom degalinį, galvojom pasilabint. Šiaip artėjom prie okupuotų teritorijų sienos ir tas kurortas Gudauri, kur mes apsistosim, vos gal keli kilometrai iki okupuotų Rusijos teritorijų. Tai Pasakyk, kur mes keliaujam. Mes keliaujam slidinėt. Taip, Ja, pasiėmėm kelionę į Gruziją, į Sakartvelą. Gudaurį slidinėt 5 dienas. Aš nuo 16 metų neslidinėjau, tai žiūrėsim, kaip man seksis, gal bus geriau negu su motoroleriu į krūmus. Bus kritimų kontentas. Bet tau nuo pat ryto bloga, tai kiek vertini savo savijautą? Sunku, labai sunku. Jam 3 ryto reikėjo keltis. ryte netinka keliauti. Taip. Na, koks vaizdas gražus. Bet žiūrėk, ten rūksta dūmai Ai, kažkokia. tu sau. Degina gal. Gal kurenas. Say hello. Sakė, karvės vaikščiojo čia. Kur? Praleidom. Vedė. Vedlys. Jo, va čia per šitą kelią visas pulkas praėjo toks. Eik tu. Mes skaičiavim su Viktoru. Nu, nieko. Sveiki, nieko nematau, saulė žibina, kitaip nei Lietuvoj. Labai šilta. Kiek čia laipsnių? 10? Pavasaris grynas. Aš pamiršau pasimti akinius nuo saulės, tai dabar galvoju, kur nusipirkti, bet reikia tokius, kad nesulūžtų po pirmo panešiojimo. Einam į exchange. Exchange. Pasikeisti. 3 lariai 1 euras. Kažkur, tai va, požiūrėk, panašiai. Pala, tai čia geresnis kursas? 296, nemačiau kiek oro uoste, tu žiūrėjai. Ai, jo, 3 buvo. Nu, panašiai šiaip. Štai taip atrodo lariai. Su kažkokiais žmonėm. Kas primėtyta. Žiūrėk, kaip miega. O jots, kokius čiūčiuks. Bet toks... O, Dieve. Žiūrėk, jis paženklintas. Ai, paženklintas. Nu. Čia. Oi, tu kokius Sau. fainas. Kaip barsas, žiūrėk, pilva. Nu, mašinas remiuva. Jis ten Gal slaptas. parodyk savo burgerį. Čia jūs nenorit šitą matyti. Čia yra vedžiai burgeris Sakartvele ir čia yra tiesiog kažkoks bulvių paplotėlis, salota, padažiukas ir bulka. Va. Ir dar papildomai užsakiau bulvyčių. Ir čia mano yra vegetariška pradžia Sakartvele, tai nelabai. Nu, kokie įspūdžiai kol kas? Nu, kol kas aš taip pavargau ir noriu kažkur įsikurti jau kažką skanaus pavalgyti, nes sorry, bet tas Vendys burgeris, nu, ne man. Pe. Brum, bum, 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 bum. Kur čia skrisi? Atgal. Jau atgal? Taip. Pamiegot. Biškį reikia rankos neprasikirts. Kietai. Maškinas. Meška. Koksai gražuolis. Dėškis. Einam pažiūrėt, kad...
Pažiūrėk. Žiūrėk, kiek kroksų visokių. Viskas. Sap. Pažiūrėk, kiek kroksų. Nu, pakomentuok, kokie įspūdžiai. Labai viskas awesome. Nu, nebūtų Rusijos, būtų geriau. Taip. Nebent šiaip tai viskas labai gražu. Gražu, gražu. Labai faina kelionė, neprailgsta. Va, koks čia vaizdas. Važiuot toli. Bet vis tiek, viskas labai Va. wow. Kaip iš paveiksliukų. O. Nu, einame. Aš taip pavargau, man tose serpatinuose skrandis kažkaip keistai sukosi. Tai norėjau tik išlipti. Nu, ten tai vairavo, tai nevaigiškai. Bet aš nežiūrėjau, net buvo kažkaip pilve nelabai faina. Gerai, ieško kambario. Du. Tai tapius. Tai čia tik mano, vienas korpusas. Jauč? Užeik. Okay. Oiktus. Opapa. Va čia, žiūrėk, balkoną turim, man atrodo. Jo. O, galėsim sėdėti. O. Žiūrėk, zangelis. Nu. Kalniukas, sninga. Cute. Nu, va toks va viešbutukas. Labai gerai, labai gerai. Kaip už Šilta tokią labai. kainą. Kiek tu matai? Tai pala, reiks čia parašysiu aš tą kainą, bet man atrodo kokie, kiek čia 800 kokią kainavo už kelionę. Visą. Dar skrydžiai tenai porą šimtų. Dušas didelis. Wow. Nu, ir šampūną yra nereikės pirkti. Nu. Labai gerai. Liuks, einant Ir persirengti. šaldytuvą net turiu. Žiūrėk, A. seifukas va iškart gali Labai gerai. įdėti pinigus. Einant persirengti ir einame vakariniaut. Vakarienė, Gruzijai labai skanu, pradedam ragauti. Reikia prikaupti jėgų. Planų daug. Taste test. Viskas teistina good, po tokio tribo. Realiai. Po serpantin. Būtent tas Kai vos išgyvenai. Jo, survival. viskas labai skanu. Pradedi vertinti maistą kitaip. Ir svarbiausia, ką sakai, dėl buteliuko. Dėl buteliuko, jo, kad nėra, kad čia apie kamštį mes kalbame. Jo. Jo, kad pagaliau atėjom prie kamščio atsukimo normalaus proceso. Čia yra stebuklas. Nepririštas kamštelis. Nepririštas kamštelis. Jo. Nu, maistas tai 10 iš 10, sakyčiau. Ne, tikrai labai gardus, ypač kai viešbutį, tu Jo. nepamaukai, tai nesvyks. Sotų labai ir skanu. Pripratę net kai Vilniui sumokti nemažai pinigų. Neskaniai gal čia. Jo. O čia jis skaičiuos. Čia belia kaip gerai. Tai va, varom dabar išsirinkti savo slidžių. Profesionalių. Sakė nemeluot mūsų slidinėjimo lygio, nes tada galim nesusitvarkyti su slidėm. Nu jo. Nu, pamėginsi. Koinių nepamiršti įdėti. Aš jau pamiršau, kokie šitie batai yra kančia. Nu, labas rytas. Antroji Sveiki, kelionės sveiki. diena. Ruošiamės slidinėti. Parodyk, pas mus naktį prisnigo.
Vaizdas tai žiauriai gražus. O tai va viskas atrodo pro langą. Jo. Aš jau čia viduj baigiu sukaist. Reikia į kalnus. Žiauriai gerai. Prisitepėm veidus, SPF kremukų ten visko, kad nesidegtume ir nesiformuotų raukšlės. Jo, ir reikia judėti, manau. Ja, tai varom slidinėt. Vienintelis minusas čia yra šitos pagalvės. Bele kokio dydžio ir bele kokio kietumo. Labai aukštas. Jo, Mes ant nepamiegojau tokių aukštų normaliai. nemiegam. Nu, tai va, varom slidinėti ir žiūrėsim, kas ten gausis. Liepa palūžo. Nu, slidės, kurios kieno kaip kieno. Čia mano. Thank you. Madluba. Palauk, aš tarp šunų įstrigau. O jo, čia tokius čiūčius. Mane apkabin. Tai komanda jau čia daro. Niu, sėdėt. Niu, moki šitie. Čia tai jūs tave mėnesį švedimečio. Jis, žodžiu, apurzgė va šitą va. Išstumė, kad prie manęs neįtų. Geri. Tai aš valgysiu lobyje. Tokia truputį pupelių košį A, ir tu irgi užsisakai tos, ne? Bet labai karšta puodynė. O, net negaliu priliesti ir viskas garuoja. Tuoj pasakysiu. Žodžiu, Čia su sūriu. kalnuose sunku kažką ras be mėsos. Nu, kaip vertini kavą? Labai gera buvo. Šilta tokia, ne? Šilta improvizacija patėjama. Įsivaizduojama tokia. Duojama kava. Gera. Svarbiausia patiko. Patiko gerai. Eik tu savo, kaip kelių sumušiau. Ne, palauk, nesikelsiu. Ir dar su kelieniu įkaliau, negaliu perlenkti. Au. Jo. Eik tu savo, kaip skauda. Būčiau nukritęs, būtų viskas okei, bet aš pažiūrėjau į kokį kraterį. Eik tu su kelieniu tiesiai. Kaip aš taip galėjau pataikyti jį? Laukas karočią. Čia ašgi jums sakiau, kad aš nebegaliu. Palauk, aš pabandysiu pats. Jeigu aš pats sugebėsiu, tai nieko rimto. Reiškia viskas ok. Bet aš... Au. Eik tu savo, kaip skauda, ką? Eik tu savo, tu pažiūrėk, kaip išmušiau. Baigęs mano kelionę. Nu, baigiam slidinėjimą. Baigiam su vienu įvykiu. Jo. Mano pusbrolis nukrito, bet žodžiu. Atsilaisvino slidė tiesiog bečiuožiant, krito ir tiesiai su keliu į duobę. Jo, neaišku, ar ten ta duobė buvo, ar jis ją pramušė su keliu sniege, bet lygioj vietoje aš iš jo buvau, tai žodžiu gelbėjau. Atsistojo, nučiažė, bet tiesiai į medpunktą. Jo, Einam tai pažiūrėt, kaip jiems pažiūrėt sekasi. Į medpunktą gruzinišką. Žiūrėk, koksai. Dručkis. Oi, tu pupuši.
Žiūrėk, kokie draugiški. Nu, Mai. pristatome medicininį punktą. Nesuprasi iš išorės, kas čia per garažas. Einam, pažiūrėsim į vidų. O, sveikas. Ką vardžiam? Nu, tai dar Kaip tau neapžiūrėjo. sekasi? Rimtai? O Gerai, žiūrėjai gerai. ištinę ar ne? Nežinau, nelabai. Bet, va, taip Kas? padarai ir Aha. čia viskas tiesiog. Nu, blemba, gal pagerės, nežinau. Bet tu vis turi draudimą viską apsiformink, dokumentaliai viską. Kad paskui tau Lietuva galėtų kompensuoti. Pick up. Einam. Žiūrėk, kokios kainytės. Nu, Su širdutėm. Žiūrėk, kaip chinkaliai atrodo. O čia turbūt galima gėrimus pilti. geras. Čia pat tie padažai turbūt, čia ir kemalių turbūt bus. Reiks po to nusipirkti. Žiūrėk, kokia kolekcija. Čia yra, žodžiu, svarbiausi maisto dalykai, ką nusipirks sakartvelę ir paragauti. Džiovintas persimonas, jie čia ant medžių. Čia yra čirčela. Ant siūlo sukabinti graikiniai riešutai. Džiovinti mirkomi vynagių sultyse. Čia nežinau kaip vadinasi, bet čia yra iš vaisių toks ilgas plakėlis padarytas. O čia geriausia dalis yra prieskaniai. Tai čia, bet, pavyzdžiui, rūpus. Kur yra rūpas, tai jie yra su druska, čia turbūt bus vaneti salt. Žodžiu, visokie skirtingi kvapai, bet prie visų mėsų dažom visokią. Jadzika, Aha, swanski, vaneti salt. to swanski sol. No, va čia sako sausa adžika. Tai this one kurkuma? Ne, ta chmieli sunai. Chmielis sunėlė. Ai, Čia vynas? jo, granat. Granatov? Zdravits. O kiek kainuoja, gal pasimti bonkelę? Dabar ragauju šitą rūkytą slūgunį. Sakė sūdžiasa. And how much for the... This 1 liter, 20, this 15, 15, this 40. it's different ones, yeah? This No, no, no. pomegranate wine, these grapes. Grapes, okay. Can I try not salted Yeah, one? Oi, koks sūris negaliu. Kuris to labiau? Šitas. Granatas? Jisai litrą siūlo? Jo, man atrodo. Tai reikia paimti tada. Aš irgi noriu paragauti. Madlaba. Nu, o čia yra sulgunis grynas. Šitas skanus paprau. Yeah. And then one chip. Is this from the sheep? Yeah? Jo, sakė, turi būti kvapas, para pavasti. Avies kvapas. Nu, kaip atrodau. O, jie nieko nematau. Šitą per didelę. O, bet kvepia. Vilna. O. O. O, Kepurę vietoj 100 padarė 70 čia jau šteklarių. vietinių pinigų larių. Taip. Ir tada vietoj vyno 20 padarė 15. Jo, naminio vyno litriuką, Granatinio. granatinio, labai Aš skanu. iš vis jaučiu, dar neragavus granatinio. Jo. Nu, Aš žodžiu, parsigabensiu į Lietuvą. tai šitą tai dar išgerk, Šitą išgerti. paskui jau Šiandien parsigabenk. Ir parsigabensiu. būtinai prieskonių, man būtinai reikia ir svanėti salt, ir chmelį sunelį, ir, nu, žodžiu. Ir Karočią visko tėvui reikia. privešiu, galėsiu virt plovą ir adžik. Gerai, einam. O, baltas. Žiūrėkit, kiek čia lietuviškos duonos. Žiūrėk, su vyčiu, va. Opa. Čia tai šitą primena močiutę, žiūrėk, Vilnius parašyta. Nu, geras. Lithuanian Bakery. Jie mus myli, man atrodo. Antra diena. Mūsų pusbrolis atkrito. Tai jo, reikia atsargiai slidinėti. Nu ir nekrist ant sąnarių, nes tada liūdna gali būti. Va, varom vėl slidinėti.
Nu, pasiruošus Mane filmuosi šį kartą ar vėl atsiliksiu? atsiliksiu. Trasa švari, ką tik pravažiuota, išvalyta. O, va šuo. Ganosi. Nu, dabar leisimės į Uzbeko kalną. Man atrodo, Kazbeko, ne O gal Uzbeko. Kazbeko, jo. Kur tam cigarečių pakelį. Gerai. Varom. Žodžiu, nuėjau pas tokį dėdulę be vieno danties. Sakau, kukurūzas, sakau, čia susviestas, sako, ne, čia nereikia, čia mano naminis iš mano daržo, žodžiu, kukurūzas. Pasiėmiau virtą, privarė druskos ir pasiėmiau gruziniškus ir sakartveliškų riešutų, matau, čia lazdiniai su belgišku šokoladu, sakė, jo žmona daro, dar 5 larius nuolaidą pasiėmiau. O aš pasiėmiau kebabą. Vištienos, ne? Nebuvo hačapūro. Čia jie vadinasi šavarma. Ką gausime džiovintų sakartvelo persikų, štai taip atrodo. Man atrodo, niekada dar nesu valgęs džiovinto persiko. Tokie kaip mangai. Saldžiai kvepia. Kaip saldainiai tokie džiovinti. Kaip tik kalnuose gerai energijos, tai rekomenduoju. Tai va, norėjom pakliūti raudoną, bet visgi pakliuvom į mėlyną trasą, nieko nusileisim. Ir tada raudona bus ten dešinėje, reikės užkilti. Nu, ten tokia jau matosi, stati yra viena atkarpa. Nu, nieko, pasiruošim. Truputį mėtų iš šonus, bet visai normaliai. O, čia iš žmonių nėra, šitas trasas. Tai va, bet šitą trumpesnė tokia metas. Kaip davė per kojas. Kada per galvą neduoja. Nu. Čia vat jau visai kitoks vaizdelis kylant akmenukų. Toks šlaitas. Ir vat pirmą kartą matėm nutirpusią trasą, kur viskas su žemėm susimaišė. Bet šiaip smagi šita tokia, visai žmonių nėra matyti dėl to, kad statuojam. O, koksai buvo! Varlius koks. Kas čia buvo? Kai čia buvo, žiūrėk, dar nufilmavau. Baigėsi atrakcionai. Važiuojam paprastą trasą. O, blemba! Gaila, kameros neturėjai. Turiu? Aš už akmens užkliuvau. Oba, pasiekiau iš jūsų.
Aš už akmens užkliuvau. Galo kaip gerai atrodo tokie sniegų. Nu štai. Dabar jau yra, lygiai beveik 5. Baigėm savo slidinėjimą. Buvom trasoje 5 valandas. Sudeiginau 1500 kalorijų. Palauk, kiek mes nuvažiavom. 35 kilometrus nučiuožiau, geras, 12 nusileidimų. Buvo -6 ir visą dieną švietė saulė. Kaip įspūdžiai šiandien? Nu gerai, viskas gerai šiandien buvo. Saulytė, žmonių mažiau. Nei pavargom, nekrytom, nekrytom šiandien. Jūs nekrito, iš viso? Šiandien. O aš vieną kartą kritau. Tomas, kiek ir kritai? Aš 4 kokius. Buvo. Šiandien. Svarbiausia gerai nusileisti. Svarbiau gerai nukristi. Nu tai ką, čia sakė masažiuką. Šiandien tik vyras masažuotojas laisvas. Aš girdžiuosi, ne? Taip. Tai va, eisiu aš 8, Tomas eisi 9 valandai į antistres masažą. Taip, kainavo kiek kainuos? Mums po 150 larių, tai po 50 eurų. Jo. Tai ką, netokia vidutiniška žakus. Taip, tai po 50 eurų. Kaip čia kalnuose kurorte, man čia viskas okei. Šiaip dar kainos, tai ką čia mes pasiėmėm slidės, tai slidžių nuoma 5 dienom kainavo. 250 žmogui. Jo. Dar už šalmą kažkiek. Čia Man tų atrodo, 10 larių. larių dieną. Ja. Larių, tai sumokėjom ten, man atrodo, 502 iš viso už 2. Skipasai čia kainavo kiek? 100 larių, tai čia 30 keli eurai, tai labai pigu. 5 Tai dienų. jo. Tai jo, kol kas tiek. Aha. O, mūsų ligonis. Nu, kokia sriubytė? Mėsa? Skani kažkokia. Ne, bet aš tik tirščius. Ten yra kažkokia mėsa. O, gerai atrodo. Jame jo yra. Tikrai kukinta. Ko nesitikėjau išvysti, pažiūrėk, balta mišrainė. Aišku, kažkoje su kukurūzais. Bet sakartvelė, balta mišrainė, tai man kažkas įdomaus. Gerai. Štai. Bėgo! Čia toks spirito kvapas, vynin. Tai jie čia vyną turbūt gamina. O kas čia? Jo, oi, kaip smarkiai čia. Aš tokios tavo gyvenime nematęs. Ir žodžiu, viskas skanu, bet visko neįmanoma įveikti. Aš įsivaizduoju, kiek čia reikia žmonių ant stalo.